Bičiuliai, kaip matot, sniegas jau tirpsta. Pats laikas galvoti apie jūsų naują terasą. Ir šiandien mes kalbėsim apie medinę terasą. Ir šios dienos tema yra Ipė, Kumaro, Paduka, Sukupira, Masaranduba, Široko. Matau nuostabą jūsų veide. Daug keistų žodžių, kurių nesat girdėję. Medinė terasa ir ne pušis. Šiandien mes kalbėsim apie kietmedžio terasinę lentą ir jos pasirinkimą. Taigi, bičiuliai, įsitaisom patogiai, su jumis Saulius Venslauskas, išskirtinės terasos jūsų namams, neriam į kietmedžio terasas. Judam! Ir su kuo geriausia kalbėti apie kietmedį, jeigu ne su ilgamečiu mūsų partneriu Woodline. Tai yra įmonė, kuri jau 20 daugiau metų tiekia kietmedį tiek Lietuvai, tiek Baltijos šalims. Ir mūsų šios dienos gidas, tai yra jaunai atrodantis, bet daug žinių turintis kietmedžio specialistas, jisai mums viską ir atskleis apie kietmedžius. Sveikas, gyvas, Juozai. Sveikas, Sauliau. Einam, papasakosiu daugiau. Einam. Juozai, aš ką tik savo žiūrovom išvardinau daug žodžių, kurie ko gero daugelis buvo jam pirmą kartą girdėti. Tai čia, kaip suprantu, tie žodžiai yra gyvai. Tikrai taip. Kumaru, Garapa, Padukas, Ipė. Visi šitie žodžiai supasi būtent apie tuos kietmedžius. Bet taip lauk, žiūrėk, čia yra Padukas, grindys, siena. Ir čia yra vienas ir tas pats medis. Ir aš matau vos ne vyšnį atspalvį ir pilką. Taip, tai yra ta pati mediena, tuom kietmedis ir pasižymi savo nevienodumu, tai sukuria tą grožį. Ir čia irgi ta pati mediena, kuri yra tiesiog po 2 mėnesių jau nupilkėjus. Juozai, aš dairausi aplinkui, čiupinėju tą medieną, žinok, toks jausmas, tarytum, raščiausi prabangioj juvelyriniai parduotuvėje. Kai tu ateini ir ką bežiūrėtum, atrodo vis įspūdingiau ir įspūdingiau. Nesistebi, Sauliau. Būtent kietmedžio natūralumas ir išskirtinumas sukuria tą jausmą. Net mūsų Woodline šūkis yra natūralumas įkvepia. Tai Juozai, nuo kertinio klausimo, kas yra kietmedis? Kietmedį mes dar vadinam kartu ir tropinę ir egzotinę medieną, tai yra didelių tankių pasižyminti mediena, natūraliai atspari ekstremaliom sąlygom. Kartu čia turim kelis pavyzdukus, pasisvėrėm prieš tai palyginimui, tai yra termo pušį terasai skirta mediena, kur yra lengviausias variantas ir kartu Ipė. Tai rezultatai tokie termo pušies tankis, tai yra 433 kg kubiniame metre, Ipė šiuo atveju yra 2 daugiau kartais sunkesnė, tai yra 1066 kg kubiniame metre. Na gerai, jinai yra sunki, bet ką tai duoda mum kaip terasų vartotojai, ne? Vat aš noriu terasą. Tai duoda visų pirma tvirtumą, tai duoda ilgamžiškumą. Ilgamžiškumas kietmedžių yra nuo 15 iki 25 metų, jeigu palyginti su pušele, neskaitant visų montavimo dalykų, tai 7 metai. Tai 15, 25, 7 metai, dvigubai. Tiek tankis dvigubai, tiek ir ilgamžiškumas. Kiti dalykai, dar kartu, ką norėčiau ir parodyti, ar ne, tas labai matosi. Ta gali pamatyti būtent pasižiūrėdamas į rieves. Termomedieną ar ne, ar pušį. Tai matosi, kad jos yra netankios, labai aiškiai matosi rieves, o čia tai kaip akmuo. Praktiškai monolitas gaunasi. Taip. Juozai, tai didelis medžio tankis. Tai yra esminis kertinis atskaitos taškas, ar ne? Ne tik. Mediena taip pat turi dervų ir aliejų viduje, kas padeda jai būti atsparesniai drėgmei, taip pat stabiliai, kas dar labiau prideda prie to ilgamžiškumo ir natūralaus atsparumo. Tai va toksai skirtumas. Kiekviena tropinė mediena jinai išskirtinė ir kiekviena rūšis jinai turi savo, pavadinkim, tų aliejingumų, visokių niuansų ir techninių savybių, kurios prisideda prie ilgamžiškumo. Tai yra ir jos pliusas, ko, pavadinkim, kitos ir europinės rūšys to tiek neturi. Nes ąžuolas, uosis, tai irgi kietmedžiai, tankis didelis, bet terasose aš jų nemačiau naudojant. Ąžuolas galėtų galbūt tikti, tačiau uosis nelabai tinkamas tam dalykas, nors tankis jo didesnis. Taip pat, pavyzdžiui, palyginkim Paduką, ar ne, kurį matėm. Jo tankis yra apie 800 kg kubinėme metre. Lyginti su Ipė, apie kurią prieš tai kalbėjom, 1066, tai tankis mažesnis, ar ne? Bet Padukas ženkliai stabilesnis negu kad Ipė. Nu jo, terasose ypatingai dar reikia preciziškai, kampai suleisti, tas stabilumas yra vienas iš tų irgi jau dominuojančių savybių. Tai nereiškia, kad jinai prastesnė ar
viena stabilesnė negu kita. Viskas visada būna meistro rankose. Esu Juozai girdėjęs, kad kietmedis pagal ilgaamžiškumą skaidomas į kategorijas. Taip, teisingai girdėjai, yra dvi kategorijos. Pirma, tai yra 25 metai plus ilgaamžiškumas. Tai yra ipė, kumarų, padukas. Kita kategorija yra 15 metų plus ilgaamžiškumas. Čia jau antra kategorija. Tai čia antra kategorija, taip. Tai yra bankirajus, masaranduba, sukupyra, jatoba. Gerai, kategorija aišku, tai yra ilgaamžiškumas. Kitas dalykas – rūšis. Nes mūsų daug kas klausia A klasė, A rūšis, B rūšis ir panašiai ir panašiai. Kaip yra su kietmedžiu? Kietmedis, jisai nėra skirstomas kaip termopušis arba pušis į A, AB, B kategorijas. Yra vienintelė aukščiausia rūšis. Mes tokią turim, mes tokią vežam ir tai yra pati aukščiausia rūšis. Bet tai vėlgi, tai nėra kaip kompozitas, kad visos lentos kaip nulietos ir visos vienodos. Ne, tikrai ne, taip nėra. Ir tam aš norėčiau parodyti tau keletą pavyzdžių. Tai būtent čia mes galim pamatyti, ar ne, termopušies lentą, ką jau minėjau dėl šakotumo, ar ne? Čia mes matom visą šakas. Čia turim 3 tos pačios medienos lentas. Tai yra ipė. Čia yra ipė, čia yra ipė ir čia yra ipė. Tai taip, vientisumo spalvoje mes kaip ir nematom, bet tuo natūralus daiktas ir išsiskiria. Būtent kietmedis. Jis turi šitą savybę. Taip pat ir kitos lentos, ar ne, bet kur pažiūrėsim šakų, kaip čia mes nematom. Ar tai būtų kumarų tašai, ar tai būtų kumarų tiesiog terasinė lenta, ar tai būtų terasinės lentos. Bet šakų iš principo pasitaiko, ne? Tai vat matau, yra lenta su šakom, nes tai yra lapuotis. Taip, tai yra šakų atomazgos, jos gali būti ir jos neiškrentančios jokios šakos. Jos prideda tam tikrą vaizdą, bet, kaip sakant, tobulų dalykų nėra ar ne, tai šitas medis nėra tobulas, bet tai ir yra turbūt jo išskirtinumas. Dabar jos kitas klausimas. Ar visos kietmedžio rūšys tinka Lietuvos klimatui? Pavyzdžiui, aš Pinterest'e radau, kad kažkokia kietmedis super gražus, aš jį atsivežiau ir aš tikrai Lietuvoje gyvensiu su jie ilgai laimingai, juolab, kad mes Lietuvoje turim nuo -27 iki +28. Ta pati žiema, per vieną žiemą ten atlydys sušalimas ir visa kita būna N kartų. Ne visos rūšys tinka, mes patys atsirinkom rūšis, kurios yra tinkamos, išbandytos ir mes jas turim. Nes aš mačiau, kad jūsų asortimente vis pasipildo naujų pavadinimų. Tai tas paieškos procesas vis vyksta. Taip, Sauliau, mes ieškom naujų rūšių ir per patirtį turim tam tikras rūšis, ar ne, kurias esame ir anksčiau atsivežę, kurios pamatėm, kad nelabai galbūt tinka mūsų klimatui. Tai aišku, reikia ieškoti kažkokios alternatyvos. Kietmedis, egzotinis, tropinis, ar ne, yra ribotas išteklius, bet kokiu atveju. Tai vadinasi, turi būti kažkokios naujos rūšys įvedamos ir kai kurios rūšys netgi iš senų turimų mūsų yra įtraukiamas į saugomų medžių sąrašą, dėl to tas resursas mažėja ir tenka ieškotis kažkokių tai naujų rūšių. Man kaip meistrui labai patinka dirbti su kietmedžiu vien dėl to, kad tai yra įvairūs sprendimai. Terasa, fasadai, plus imam tą pačią opciją, terasa yra skirtingas plotis, kas leidžia realizuoti pakankamai lakės fantazijas. Taip, įvairovės daug. Kaip pavyzdys, ar neturim paduką. 190 pločio lentutė terasinė, 145 pločio terasinė lenta, 100 ir taip toliau. Toliau, fasadiniai sprendimai irgi. Tašiukai, kampai, užbaigimai, rombai. Fasadui galima ir terasai, turėjom projektą, kur terasai naudojam. Kitokio pobūdžio tašiukai. Toliau fasadinės dailylentės, su špuntu, be špunto. Galima tas pačias terasinės lentas naudoti fasadui. Siauresnės, platesnės lentutės, ar ne. Toliau tvoralentės, kurios lygiai taip pat gali būti panaudojamos bet kokiam projektui. Čia beveik gatavas gaminys. Taip, čia kaip gatavas gaminys, tą pačią lentą galima imti, ar ne, įsistatyti, aišku, čia vieną su kita sudėti ir gaunasi kaip tvora, siena. Tai faktiškai pusfabrikačiai. Taip, ir viską tą galima padaryti iš tiesiog paprastos ir medienos. Galima tas pačias lentas tiesiog naudoti kažkam tai arba pasigaminti pagal projektą kažkokį tai reikalingą gaminį. Tai visą tą rasite pas mūsų Woodline. Ne tik tai tas, tašai, tarkim, kumarų klijuotas tašas. Vieną projektą dabar turėjom, kur fasadą daro iš tokio dalyko. Galima ir terasai panaudoti tokį patį daiktą, bet galima kartu imti kumarų tiesiog terasinę lentą, kuri bus siauresnė, ne tašas, platesnė ir taip toliau. Tai čia iš principo nuo meistro ir užsakovo fantazijos. Taip, kaip tu tą pačią medžiagą panaudosi? Taip.
Sauliau, dar grįžtame į pradžią. Praleidom taip terasas, ar ne, masyvo parketo lentos. Lygiai taip pat iš tropinio kietmedžio, ar ne, ką rodėm. Fasadiniai sprendimai, terasinės lentos, vidaus darbam irgi kietmedis. Žodžiu, statau namą, atvažiuoju ir viskam išsirenku medieną. Tikrai taip. Gerai. Juozai, man kaip mes ir labai svarbu, kad šio video žiūrovas suprastų, kaip taisyklingai montuoti kietmedžio terasą. Sauliau, dar prieš pradedant kalbėti apie montavimo specifiką, norėjau parodyti trumpai tvora iš paduko, ar ne? Taip pat paduko stalviršis. Vienas gabalas kietmedžio Taip. medienos. Puikiai tinkamas stalviršiui. Gerai. Pradėkime nuo karkaso, gulekšnį. Kokie gulekšniai turi būti kietmedžio terasai? Svarbiausia, kad būtų panašios kategorijos. Tai yra tiek tankių, tiek ilgamžiškumu. Tai jeigu tai yra kietmedis ant viršaus, apačia, taipogi kietmedis tokios pačios kategorijos. Jeigu lenta 25 metai, tai yra karkasas 25 Tikrai metai. taip. Ir žinoma, aišku, karkasas, tai dažniausiai atveju kietmedis, bet ne ta pati rūšis, pigesnis variantas. Gali būti pigesnis, nes jam grožio nereikia. Taip. Esu matęs pušį deda. Kas tokiu atveju gali būti, jeigu minkštą medieną sudėjau kietmedžio lentai? Na, kietmedis, jis pasižymi savo charakteriu. Nu, su juo yra reikalų. Vis tiek. Tai kas atsitiks pušį dedant po apačią, ar ne? Pirmas dalykas, ką ir kalbėjom, ilgamžiškumo klasės skirtumas. Pušis 7 metai. Taip. Pušis minkštas medis, ar ne? Varžtai nerūdijančio plieno su tikrai charakterį turinčia mediena, iššaudys. Kai pušį panaudoju, kas gaunasi kietmedžio lentai? Kietmedžio lenta pradeda lupti. Pušis per porą metų pats paviršinis sluoksnis išporėja, išminkštėja ir tas kietmedis tiesiog išlupa varžtą. Ir kas gaunasi, jeigu kad turi aukštą medieną, ten 195, pavyzdžiui, mm gulekšnį, 2-3 cm viršutinė tik išporėjo, tai yra 2-3 metų klausimas. Gulekšnė nebelaiko tos lentos pasipriešinimo jėgos. Taip. Tai va čia yra problema. Taip. Ir dar vienas niuansas, ar ne, svarbu, kad gulekšnis, kuris naudojamas po apačią, būtų nemažesnio negu 2 lentos, terasinės lentos storių matmens. Tai čia susijęs su varžtu. Taip. Varžto taip. ilgis, kad turėtų kur įsikabinti. Taip. Varžtus. Užėmėm tokią temą varžtai, ne? Kietmedžiai. Kietmedžiai gali būti naudojama tik tai nerūdijantis plienas. Tikrai Kodėl? taip. Nerūdijantis plienas, todėl, kad, kaip ir kalbėjom, ar ne, jeigu cinkuoti varžtai ar kažkas, kietmedis turi rūgštis, taninus, kurie varžtukus gali sugraužti tiesiog. Paprastas dalykas, ar ne? Taip pat nerūdijančio plieno varžtai, jie yra labiau, kaip ta žodis, elastingi. Taip. Tai kadangi charakterį turinti mediena tikrai juda ir mūsų ypatingai klimato sąlygom nori pajudėti, tai elastingumas padeda ją išlaikyti ir kad neišsiluptų varžtai tiesiog. Nu, ir cinkuotus plus nulauža. Taip, cinkuotus nulaužia, šitus palenkia, pavadinkim taip. Gerai. Nuolydžiai. Terasų nuolydis. Pas jūs vadovė parašyta tokia amžinanti diskusijų tema, ar reikia nuolydžių. Pas jūs parašyta 1%. Kas bus, jeigu aš nepadarysiu nuolydžių? Na, pirmas dalykas, aišku, ilgamžiškumas, ar ne? Nuolydis yra skirtas tam, kad neužsilaikytų vanduo, purvas ir visi kiti dalykai. Nuolydis padeda labiau apsaugoti tą lentą ir kad ilgiau tarnautų ir gražiau atrodytų. Terasos yra labai daug smulkių fenkšų detalių, Taip. kur šiai dienai tu jo nepastebėsi. Bet, pavyzdžiui, ilgoje perspektyvoje nuolydis, vaškuotis kersgaliai, Taip. Tie varžtai atsiliepia tai, kad tau reikės prie terasos pridėti ranką ne po 2, bet galbūt po 20 metų. Lentų tvirtinimas. Taip. Kaip galima tvirtinti kietmedžio terasinės lentas? Tai 2 būdais. Paslėptų tvirtinimu arba tiesioginiu tvirtinimu. Paslėpti tai yra papildomi elementai, kurie tvirtinasi, ne? Taip, nerūdijančio plieno elementai pagal tam tikrą profilį lentos, kad gautus paslėptas tvirtinimas. Toliau. Tai čia, kaip suprantate, tie klipsai, kurie reikalauja išfrezuotos lentos, bet čia yra, matau, sprendimas, kuris prie lentos apačios montuojasi, nereikia išfrezuotos lentos. Tikrai taip. Tai pavadinkim, turim lygią lentą ar ne, galima naudoti paslėpto tvirtinimo sistemą, galima tiesiogiai tvirtinti. Jeigu frezuota lenta, naudojame tada specifinį BFX kaip pavyzdys tvirtinimo elementą. Klipsas yra gražiau, nes nesimato varžtų, bet klipsai turi tą, kad jis stabiliai nelaiko lentos. Ir jeigu mes pasirinksim agresyvų kietmedį, gali išsivaikščioti. Tarpai padidėti, sumažėti. Yra tame tiesos, bet, kaip ir minėjau prieš tai, rūšis mes atsirinkę.
profiliuotos lentos, ne šiaip su profiliuotos. Jos tinkamos, stabiliai laikys ir nebus tame problemų. Tai iš principo agresyvios lentos nemažų, masaranduba kažkokia, ne, kuri labai daug vaikšto, tai Taip. net BFX tvirtinant nelabai rekomenduoja. Nelabai rekomenduojama, tikrai taip. Yra rizika. Taip. Gerai, kita tema. Alyvavimas. Čia yra amžina tema diskusijos kietmedžio terasos alyvavimas. Pigmentas, bespalviai, kiek kartų per metus, ar reikia aplamai? Ką jūs šito klausimu kaip tiekėjas rekomenduojate? Rekomendacija tokia, ar ne? Kadangi kietmedis išskirtinis, natūraliai gražus, natūralumas mus įkvepia. Tai vandens pagrindo alyva yra variantas, kurį mes vis dar rekomenduojam, tik šviežiai sudėta į terasą. Sudėjom terasą, pirmą kartą nusiplaunam ją, nusialyvuojam, sekančiais. Nusišveičiam dar, nes sušlapinus pirmą kartą kietmedžio terasą, tie plaušai atsistoja ir juos rekomenduotina yra nušveikti. Čia vėlgi priklauso nuo tam tikros turbūt rūšies, ne visos jos plaušai pakyla, bet taip, galimybę aišku pasišlifuojam, nusialyvuojam, tai pasodrinam tą medieną ar ne, paryškinam ir turim. Sekančiai po metų nieko nedarom ir jeigu yra poreikis, tada jau vėl nusiplaunam, jeigu norim spalvą išlaikyti, nusialyvuojam. O pigmentas mūsų akimis jau kai tikrai atsibosta, darbas arba priežiūra, alyvavimas, pavadinkim taip, galima tą daryti, bet tokiu atveju tada jau tikrai reikės kas metus 100% vėl per naujo tikrai šlifuoti, tikrai vėl su pigmentu peralyvuoti. Nes aš kiek matęs tų pigmentų nuo alyvuotų terasų, jos tokias pradeda priminti dažytas grindis, tas Taip, pigmentas būtent, susideda ir... Mes, kai kalbam apie natūralumą, tai mes ir siūlom sprendimą natūralumui išlaikyti. Nu, tas, kad bet kokią medieną paėmus nuo saulės, jinai yra pilkėja. Taip, tą puikiai matėm su paduku. Jo, padukas. Bet paduką dažniausiai deda ten, kur visi sako, reikia šviesiai pilko ir jo nereikia alyvuoti. Bet jeigu, pavyzdžiui, kumaro, kur ruda spalva arba įpė, tai visi nori va tos sodrios, gražios, rudos spalvos. Taip, tai būtent, tai tokiu atveju kartą į metus, 2 kartus per metus nusiplaunam, nusišlifuojam, jeigu poreikis yra, nusialyvuojam ir turim vėl naują terasą. Bet kietmedžio terasos alyvavimas, jos eksploatacija įtakos neturi. Ne. Ilgamžiškumui? Ne, tai yra dėl estetinio grožio. Ta prasme, viskas yra dėl nuolydžių, dėl ventiliacijos, tai padeda jai tarnauti ilgiau, ne alyvavimas. Bet iš principo, jeigu aš kokį 3-4 metus, nežinau, nieko nedariau, aš paskui ją nusiplovęs, vėl galiu atnaujinti ir vėl turėti kaip naują terasą. Tikrai taip. Bus kaip nauja ir tikrai nereiks keistis terasas. Mes neseniai turėjome vieną projektą, kur masarandubos po 10 metų atnaujinom, tai jo. Ir buvo vietų, kur atnaujinus, kaip nauja. Juozai, ar aš gerai suprantu revizinės durelės terasą? Taip, tai vienas iš priedų, kurį vežam. Ta prasme, ne tik tai šitas, ką galima būtų naudoti revizijos durelės prie baseino kokio nors ar kur nors, bet kartu ventiliacijos grotelės ar ne, palangės ar kur drėgmė yra, ar tiesiog labai uždara sprendimas ventiliacijai padidinti. Taip pat laiptų užbaigimo arba terasos krašto užbaigimo sprendimas. Kaip pavyzdys jo kraštas, kur gražiai labai lentutė įsineria ar ne, ir mes turim tą tokį sprendimą, ar ne? Kietmedis plus aliuminis arba chromuotos detalės, tai aš kaip sakau, terasa, kuri primena Bentlėjaus valdymo skydelį. Taip. Juozai, ir pabaigai klausimas, kuris nebejoja, kad kirba kiekvieno stebinčio galvoje kaina. Tai kiek kainuoja ta kietmedžio terasa? Ir ar tikrai kietmedžio terasa yra brangus sprendimas? Tai be abejo, tai yra brangesnis sprendimas negu pušies terasa. Pušies terasos lentos kainuoja nuo 15 iki 20 eurų kvadratas. Tai gerai, o nuo ko tada priklauso kietmedžio kaina? Kietmedžio kaina priklauso nuo lentų ilgio, pločio, tvirtinimo, paslėpto, tai yra profilio, ar ne paslėpto profilio, nepaslėpto profilio. Ir kaip pavyzdys, ar ne, turime įpės terasinės lentas, 145 pločio, 21 storio, ar ne, kaina apie 160 eurų kvadratas. Tai čia, kaip suprantu, mes turim aukščiausios rūšies medieną, ar ne? Čia mes turim Mersas, Brabus komplektacija. Visiškai teisingai. Bet šalia mes turim tą patį Mersą, tik tai turbūt ant kitų ratų, pavadinkim taip, ar ne? Kitas plotis, kitas ilgis lentų ir turim 70 eurų kainą, ar ne? Tai per pusę skirtumas. Tai vadinasi, galim bet kuriam iš esmės kietmedžiui pasiūlyti sprendimą priklausomai nuo jo išmatavimo. Ko užsakovui reikia? Ar nori terasos be trūkių, ar aš galiu apsėti su trumpom lentom ir galbūt pažais daugiau?
ir už medžiagą sumokėti mažiau, bet turėti irgi ilgaamžę, tvarę terasą. Tikrai taip, visiškai teisingai. Juozai, dabar kiek aš šitoj kelionėje su tavim supratau apie kietmedžius, kietmedžius tai yra medis su charakteriu. Negali sakyti, man patiko, aš jo noriu. Nes ko gero reikėtų sakyti, mano terasa bus pietiniai pusėje, ant stogo, ne ant stogo, daug dalykų, kuriuos reikia įvertinti. Ir plus, tai nėra tas visai pigus sprendimas, kurį po 5-6 metų būtų galima išmesti ir neskaudėtų širdies. Tai faktiškai aš sakyčiau, kad prieš perkant terasą reikėtų pirmiausia pasikonsultuoti. Taip, kietmedžio terasos projektą reikėtų žiūrėti kaip investiciją. O kad geriausiai suprasti, į ką investuoti, tai mes esam tam, kad padėtume. Pasirinkti, išsiaiškinti lūkestį ar ne, tai spalva, mediena arba pietinė pusė ar ne, ar kažkokia tai kita vieta aplink namą, šalia namo ar ne. Tada jau galimybės visos, kaip tą sprendimą galbūt įgyvendinti ar ne. Nu, o paskui jau džiaugsmas ir kavos gerimas ryte toje terasoje. Šampanas, taip. Nu ką, Juozai, ačiū labai tau už šitą kelionę. Mes dabar žinosim, kad medžio terasa gali būti ne vien pušinė, o kietmedžio, ipės ir panašių dalykų. Gerai, ačiū labai tau. Ačiū tau. Iki. Iki. Nu kągi, Juozai, ačiū labai tau už šitą kelionę. Dabar mes žinosim, kad kai kalba eina apie medžio terasą. Aš atsiprašau. Biškutį, man galima biškutį 1 minutę, gerai? Man labai sunku dabar. Nežinau kodėl. Gerai, galim. Viskas. Atsiprašau.